Nu, kaip mūsų namelis. Su vaizdu. Žiūrėk, su kokiu vaizdu. Kaip paveikslas atrodo, bet tikrai. Kaip paveikslas, visiškai, nereik nei paveikslo namelį. Hiute, jų vadinama. Kas antrame aukšte miegojo? Tėvai. Tėvai. Kas daugiau? Vaikus gal. Ačiū Dievui, kad tėtis neiškrito ant Beatričės. Gerai, laukia dar porą dienų nuotykių, kiti nuotykiai, judam, krutam. Paliekam šitą jaukų namuką. Tvarkingą, kokį radom, tokį paliekam ir judam. Storoja tai maža vaizdinga sala esanti Lofotenų salų širdyje, Norvegijoje. Ja lengva pasiekti keliu, vedančių į Henningsvær žvejų kaimelį, o netoliese yra pėsčiųjų takai ir paplūdimiai. Salai būdingi įspūdingi pakrantės vaizdai bei uolėtas reljefas. Ji garsėja netoliese esančiais prabangiais atostogų būstais ir Rorvikstranda paplūdimio zona, siūlančia tokius patogumus kaip saunos, sūkurinės vonios ir tobulas priėjimas prie jūros. Ši vietovė populiari tarp žvejybos, šiaurės pašvaisčių stebėjimo ir pakrantės fotografijos mėgėjų. Morfiaus paplūdimys yra nuostabus turistų traukos objektas esantis Nap apylinkėje, Lofotenuose, Norvegijoje. Žinomas dėl kvapą gniaužiančių kraštovaizdžių ir ramios atmosferos, šis paplūdimys puikiai tinka atsipalaiduoti, tyrinėti ir užfiksuoti nepamirštamus prisiminimus. Matydami turkios spalvos vandenį ir vaizdingą aplinką, lankytojai gali mėgautis įvairiomis veiklomis, tokiomis kaip deginimasis saulėje, paplūdimio žygiai ir fotografija. Paplūdimys yra paslėptas perlas, siūlantis ramų atokvėpį nuo kasdienio gyvenimo šurmulio.
Kur lipimas. Ten vaikučiai, va ten, va, matot, kur lipa žmonės kalno viršūnę. O ten ir mes lipsim, nuo ten atsiveria tas gražusis Lofotenų vaizdas. 2000 laiptukų, Jonai, ir viršūnė bus mūsų. Kiek laiptelių? 2000. Apie 2000. Apie 2000 įveikėm. Vienas gražiausių Lofotenų taškų. Nu bent jau man asmeniškai. Mane irgi. Prieš paskutinę mūsų dieną kelionės, ane? Kaip jaučiatės? Kaip Norvegija? Labai graži. Patinka. Nu kaip gali būti negraži? Kas ten senelis Virgis sakė, nėra ką pamatyti čia, nu? O tai matai. Papasakosim gal patys. Reinebringenas toli gražu nėra vienas aukščiausių Lofotenų kalnų, tačiau vaizdas nuo jo viršūnės yra žinomas kaip vienas įspūdingiausių. Jis yra mėgstamas daugelio žygeivių, o pasiekę viršūnę suprasite, kodėl. Atsisėskite ir mėgaukitės puikių vaizdų į vaizdingą Reine kaimą ir laukinius fjordus bei kalnus. Rekomenduojame šį žygį Lofotenuose įgyvendinti vidurnakčio saulės sezonu, nes tuo metu jis galbūt dar gražesnis. Be to, žmonių gali būti mažiau. Žygis yra itin populiarus tiek tarp vietinių gyventojų, tiek tarp turistų. Kaip visada, žygiai Lofotenuose yra jūsų pačių rizika, todėl būtinai eikite taku ir būkite atsargus. Net jei takas į viršų veda šerpų laiptais, jis yra labai status ir kai kurios jo dalys gali būti sudėtingos. Sekite laiptais, įmontuotais į statų kalno šlaitą, ir jei jums reikia pertraukos, take yra kelios gražios vietos su suolais, leidžiančiais pailsėti prieš paskutinius kelis metrus. Žygis nerekomenduojamas vaikams, o dėl saugumo šis žygis griežtai nerekomenduojamas žiemos sezonu. Laiptukai į laivą. Oi, į lėktuvą. Per pusę tavo kojytės. Bet tu įveikiai. Dar ne. 2000 pirmin, beveik 2000 atgal. Jau nebevirpa. Virpa. Gerai, einam pabaigsim. Dar vienas drebančias kojytės po 4000 laiptukų. Aš nežinau. Turim tai. Atrodo viduje. O tau, Bernadeta, nieko? Man atrodo vidujiškai dreba, bet čia nieko. O Man tau, man taip niekada negreba. Ne, man kaip ir... Tau viskas labai gerai. Man labai dreba. Kas daugiausiai sportuoja tam dreba. Nu, šaunuoliai. Dabar ledu. Jau bet ką padarysim. Kaip tu, Bernadeta, bet ką padarysi? Dėl ko? Ai, dėl sniegs ledu. Oi. Aš čia raitą mačiau visiškai myžančią moteriškę, bet tai tiesiog va, už šito bergelę. Bernadeta, nu rimtai, tau dabar reikėjo tą pasakyti. Bernadeta mėgsta. Lofoteno hamburgeris. Picos. Coca-Cola Lofoteninė.
Ane? Taip. Ką tik įveikėm, neatsimenu, kaip vadinasi čia tas kalnas, Ai, nebringen. bet net vietinė padavėja sakė, kad jinai su savo 11 metų sūnum dar nėra to kalno įveikusi. Tai va, tokį pasakėm, Va, kad koks kalno įveikimo efektas. Vaikai valgo. maršrutą esam įveikę, sakėm, jūs kažkokie tai vaikų kankintojai. Norėjau vaikus iš mūsų patinti. Aha. Skanaus. Moskenės kempingas yra labai populiarus dėl savo strateginės vietos. Tai idealus pirmas arba paskutinis sustojimas atvykstant ar išvykstant keltu iš Lofotenų salų. Moskenės kempingas yra įsikūręs ant kranto, nuo kurio atsiveria įspūdingi vaizdai į Vestfjordą ir taip vadinama Lofotenų siena. Bodo, Moskenės yra pagrindinė keltų linija, jungianti žemyninę Norvegiją su Lofotenų salomis. Dar vienas kopimas, taip. Turbūt paskutinis. Taip, šitų atostogų. Turbūt, bet tikrai. Kopsim kažkur ten. Avytės. Nu, šiandien tikrai karšta. Va, čia pliažas gražusis. Nu, kaip merginos jūs jaučiatės užkilę tokį kalniuką. Pavargau turbūt mažiausiai iš visų šitų. Aš irgi. Čia dar net visą kelią į priekį nenuėjau. Hoklando paplūdimys yra laikomas vienu gražiausių Norvegijos paplūdimių ir dažnai lyginamas su Karibų jūros paplūdimiais dėl ryškiai balto smėlio ir krištolo skaidrumo turkio spalvos vandens. Įsikūręs Vestvagoje saloje, Lofotenų salyno viduryje, jis yra ištisus metus mėgstama žygeivių, fotografų ir gamtos mylėtojų vieta. Labai populiarus takas veda nuo paplūdimio iki Maneno kalno viršūnės, iš kurio atsiveria įspūdinga Hoklando ir aplinkinių viršukalnių panorama. Nepaisant šalto arkties vandens, retai viršijančio 10 laipsnių, lankytojai mėgsta plaukioti baidarėmis ir klentėmis ir net mėgaujasi arktiniu plaukimu. Dėl paplūdimio orientacijos jis yra puikia vieta užfiksuoti vidurnakčio saulę ir šiaurės pašvaistę. Paskutinė diena Lofotenuose. Tolumoje va matosi visas Lofotenų salynas. Mes su Jonu, kaip sakant, bandom irgi užsidarimą padaryti trumpą. Turim valandėlę vieną, ne? Bandom eiti iki jūros. Čia viskas, ką matom, yra visiškai atvira Norvegijos jūra. Arba oho, kiek čia jų daug. Arba kitaip tariant, nu kaip ir Atlanto vandenynas, nes Norvegijos jūra sueina į Atlanto vandenyną. Nu kažkaip reikia nulipti, nu kažkaip per šičia, ne? Daug rankytė.
Opa, vaikutis. Gerai, dabar, čia rimčiau. Jonukai, aš nebijok. Žiūrėk. Aš laikau, ateik, už pažastų paimu, drąsiai. Opa. Gerai. Jau su tėčiu nebijok nieko. O, kaip gražiai matos visas Lofotenų salynas, ane? Va, visos salos iš eilės taip. Trrrr, ir nueina, mes visur skaityk pabuvojom, ane? Ne visos salos, bet visos visi kalnai, visos viršūnės. Žmonės kalba, kad mes teoriškai čia turim galimybę netgi orkų pamatyti. Nu šitoj atviroj jūroje, atviram vandenyne. Ten va kojytę dėk vieną, duok ranką man. Ir tada ant to, opa, tada šičia, gerai. O, čia kažkas lukštenės krabus kaip reikalas, matai? Geras, čia krabo dalis. Aha. Tik įdomu, ar paukščiai, ar žmonės čia lukšteno. Nu ką, bandom, Jonsai, ne? Bandom. Suskaičiuok iki 5, 1, 2. 3, 5. Nu, bandyk, jo. Žemiau meškerę laikyk, o taip. O? Turiu. Turi kažką? Nu, va, gerai. Bus mažytė saidėlė, man atrodo. Jo. Saidėlės. Vis tiek žuvis. Tai aišku žuvis. Nu, ramiai, ramiai atkabinu ir paleidžiu juk. Nieko su tavimės nedaro. Ops, iššiko man, matai. O, turiu. Vėl? Mažytė vėl, ne? Jo. Ir dar viena. Vienas metimas, viena žuvis. Matai kaip. Ale, bet jos, kaip čia pasakyti, plėšrios, nes ima tą masalą tai kapitaliai. Nu, paleidžiam. Opa! Guliamba graži skumbrė, nu. Eik sau, kokia stora. Tuoj. Oho. Palauk, aš tave nufilmuosiu. Labai graži, žiūrėk, kokia uodega, pelekai kokie, matai. Bet mama sakė, neim, tai mes Neimsim. Jonas pagavo pirmą skumbrę, aš net nesu pagavęs tokios žuvies. O, kokia įdomi, nu, kaip jinai blizga gražiai, paleidžiamės ją, gerai? O, Šteptridė mane, matai kažko. Jau gal užtenka. Nu, užlenk lankelį. Jo, nuleis meškerę žemiau. Ir bandyk. Ne, į dešiniau meškerę laikyk, dešiniau, nes aš numečiau va šitaip. O, turiu. Kažką turi vėl? Mažo? Ar skumbrė vėl? Mes ją atkabinsim. Nu, ramiai. Aš tau irgi galiu leisti. Bandyk. O. Turi? Taip. Nu, tavo ranka sėkminga, matai? Aš taip ir nepagavau. Kažką geresnio? Kažkas geresnio. Nu tai gal skumbrė. O, Laikyk. Nu tu sakau, tavo ranka kažkokia laiminga. Laikyk, Jonelį, laikyk. Drąsiai laikyk. Bus saidė geresnė, biški, tik nepaleisk jolas, neleis. Jinai bando lysti jolas. Kelk biški meškerį aukštyn, kelk. Man padėt biški? Oi. Kas ten išsitaškė, mačiau? Aš nežinau. Laikyk meškerį, laikyk. Skumbrė. Laikyk, Jonukas, laikyk. O, skumbrė pareina, jėga. Viskas, nebesuk dabar, tiesiog laikyk taip iškėlęs, aš ją noriu va, pafilmuoti biški. O, gera skumbrė. Kaip gerai jos, va, biški prisuk dar čiučiut. O, kokia graži. Visokių. Iškelk miškerytė, va taip. Oi, graži skumbrytė, labai. Super, Jonukai. Nu, tu malai. Palauk, ne, meškerę bijau nulaužt. Palauk, mes ją. Dok, aš biški įtemsim mes ją va taip. Blemba. Ei, nu. Nieko. Nu gerai, atsikabino, nu bet. Nu šaunuolis, antras skumbrė. Irgi kokia skumbrė. Jo, nes priešinasi tai panašiai kaip, jo, skumbrė bus. Irgi matyt. Jo, matai kaip jinai tik tokį daro. Matai kaip meškerė, matai?
Jo, skumbrytė. Nu, iššok, padaryk kokį. Oho, sugeba paprašyti valo, kaip reikalas. O, matai? Skumbrė. Eik tu savo, jinai už šoną, matai, biškį užsikabino. Dėl to, daug, bet mažesnė negu tavo, man atrodo, ne? Ką? Mažesnė. O, blemba, tokia. Tik neapšiks vėl man. Palauk. Eik tu peklon, kaip jinai kalatojasi. Nu, čia tokias senelis ir Virgis ir Petras, tai valgytų su mielu noru tokią skumbrytę. Jo. Kiek mergaitės tai žiaukštų. Nu, mergaitės tai jau mus pasiūstų toli. Su tokiais šitais laimikiais sakytų, eikit jūs. O, Jonai, ir tu tokią pagavai. Ir aš gerai paleidžiam. Opa! Tik laikyk meškerę, matai, ne, šiek tiek, čia bus skumbrė. Krentančią blizgę stvėrė. Laikyk. Nu. Ką tu čia taip sunkiai trauki, jo nudlį? Kad tu čia jau paleidai tą skumbrę. Meškerę laikyk statmenai. Laikyk kaip esu mokęs, statmenai. Stop, jau valą, dar biškį pasukė ir užtenka. O, kaip gražiai. Laikyk, neįkrisk, jonukai. Kokią skumbrę, nu seneliui parodysim ir vienam, ir kitam. Lofotenų vaizde, gerai. Ir dabar aš ją išsikelsiu, palauk. Ir tu atlenk lankelį iš karto. Pabėgo. Nu ir gerai. O, gražiai, aš jau matau, kad skumbrė, nes tik, ane, tas meškerės galas, tik, ane? O, kaip gerai prašo, ne, valo? Ai, gerai. Oi, gražiai dirbo, nu. Laikyk. O, gražiai. Opa. O, jėtau, kaip jinai keistai. Bet jau paėmė labai gražiai, žinai. Pagavau jau 3 skumbrė. O, skumbrė. Opa. Baigsis mūsų pasirodymas. Aš žaiduos savo pasirodymą. Nu, tai aišku, kad... Va, kol tu suki, čia tiesiog verda vanduo, bet nuo, matyt, skumbryčių. Turi kažką? Pagal tai kaip... Bet, ne, pagal tai kaip meškerė buvo, tai man atrodo skumbrė vėl. Ką? Skumbrė, valo net prašo, tai jau tikrai skumbrė. Ketvirta skumbrė. Prašo valo, ką reikals. Oho. Tai žiūrėk, neįkrisk ten jo, pats jonelį. Gerai, vėl žiūrėk. Duosi mažesnį čia šį kartą, ne tokia biškį. O, jau paima, atlenk lankelį dabar. Aš tau duosiu su žuvytė, gal nusifotkint nors vieną. Kažkur Švedijoje sustojom pavalgyti važiuodami ir nežinau, kas čia švediškai užrašyta, bet atseit žvejot lygtais negalima. Jonas dėl to labai nusiminęs, ne? Nesnervuok. Man nerašo, čia galima žvejoti. Nesnervuok. Primuso dujos jau į pabaigą, ne? Nu dar klausyk. Užė dar kaip iš Vypkės, bet tuo jau pradės trukinėti, man atrodo. Ne, palapinę džiovinam, mes iš ryto susipakavom per lietų. Na, o Švedija tai tokių grinai pratekančių ežerų kraštas. Man čia va, vienas iš tokių, kur
Staptelėjom, vandens plotai begaliniai, didžiuliai, čia net nesuprasi, ar čia srovėtam ežere, ar čia bangos tiesiog nuo vėjo. Švedijoje nakvojam kempinge, ne? Einam iki upės tokios pabandyti pažvejoti truputėlį. Net nežinau, kaip čia ta upė vadinasi. Sako, čia kiršlių yra, ešerių, lydekų. Nežinau, ko dar čia yra. Jonas pabandys parodyti, kad mepsu. Ne, o aš pabandysiu tokius pirmus metimus padaryti. Nu, pabandom. Nu, dabar jau kažkokį mazgį traukiu, bet jau tokį pimpi, kad ta prasme. Čia skaitos didelių ešerių yra. Nu, bet atsiprašau, Švedijoje tikėčiaus didesnių ešerių pagauti. Palauk, Jonai, palauk. Čia rimta žuvis. O, nugi tu šaunuolis. Kokį ešerį? Va. Pagaliau, ant to guminuko, to, ko mes laukiam. Nu, gražu, švedišką ešerį. Va. Ir vos ant lūpos galiuko užsikabino, bet... Nu, bet gražiai, Jonukai. Aš šitą dar norėsiu pamatyti. Jonukai, pažiūrėk į kamerą. Tu kaip visą laiką. Tėtis tik, kaip čia, nusisuka, kažką pakeisti, Jonas iš karto išlupa žuvį. Duok. Čia gerą įkaliai. Ko jis taip užsimetinėja? Turi? Jo, turiu. Eik. Dar vieną išprovokavai. Bet tu čia priešinasi kaip reikalas. Eik sau. Tuo perlinkus meškerė visa. Oho. Nu tu čia. Viskas eisiu ir aš guminuką dėti, Jonai. Eik sau. Ir vėl ant tos pačios lūpos krašto visiškai, ne? Kaip jisai taip? Paršiukas, atsisuk biškį į kamerą. O, Jono paršelis, antras. Švediškas, ne? Leidžiam. Plauk, paršiuk. Nu va, traukia jau? Nu, aš sakau. Ne patį gal didžiausią ar gražų traukia. O, nu va. Nu, Jonas mane apžvejosi. Pabėgo, ne? Nu ir gerai. Va. O? Vėl turi? Ką? Taip. Nu, fainai. O. Nu, fainai, fantastika. Ir visi ant lūpos kraštelio, matai, gali būti, kad šįryt nėra jų pats, kaip čia, kibadienis didžiausias, prisilaikyk. Nes jie neima labai giliai burnytę, jie taip, žinai, ant lūpos kraštelio. Gerai, viskas keičiu. Nes laiko jau neturim daug žvejybai, reiks tuoj namo varyti. Eik. Turi? Aha. Ir valo prašo. Dar normaliai valo prašo. Eik sau. Dručki vėl, į mano pusę, nekelk, niekad nekelk žuvies, nekelk, nes meškerytę nulauši šitaip. Och tu, čia tokių dručkių prilupsi. Paskui Lietuvoj bus nebeįdomu žvejot. O Jonas duoda. Ir visi į tą pačią lupytę, taip vos pasiema. O, koks dručkiukas, Jonuko. Na, einam, išleidžia mane. Kelintą jau tu čia pagauni? Kelintą? Eik sau. O aš dar nepagavau. Nu, Jonukai, dar vieną pagauk ir varom jaučiu, nes laikas greitai eina, nusivalyk žolės ir šalta labai čia ant to vėjo. Aš tai jau sušalau. Turi? Mažiučiai. Nu fainai. Dar vienas žvėliokas, padaryk jo peleką. O, koksai rainius. Gražus. Gerai. Nu tai kaip ir galimai turbūt, ne?
Bet ta, nu, tokia atvira jūra, toks irgi toks, nu, didingas dalykas. Toks biški apima tokia baimelė. Nu vis tiek, nori, nenori, ne? Tu supranti, kad tu esi toks niekinis visiškai. Tai čia kol kas šita pusė rami jūros, bet ana pusė bus nerami. Vėjas? Jo. Šiaip tai labai gerai, nu čia kaip su baidarė irgi plaukti. Arba pavėjui, arba prieš vėją, nes jeigu tau banguoja į šoną yra pats blogiausias, žinai. Oi, tai maistas kaip per tą filmą, kai pradės čiuožti kažkuria pusė. Visiškai bus padėklai čia yra padaryti. Nežinau, dar gyvenau. Bangos tai tokios, sakyčiau... Jis dabar iš tikrųjų čiuožia. Gal ir tu čiuoži? Jau tolumoj matosi Ventspilio uostas. Jonas pastebėjo, viskas jau greitai žemė, mūsų Baltikų žemė. 2 savaičių turnė baigsis. Ventspilio uostas. Aišku, daug čia jaučiu būtų buvę naktį. Prasmės būtų daug daugiau, žinai.